Хочу я ще площу, б'ється щедруга, щедро танцає, щедро пожалится, щедро безвалится, щедро через полчени, Тоня, полцы, собаки разлался, Тоня, полцы, и разлался. Girdvainio buomušių žvengimas, kanopų bildesys, ant kulnų velnių lipimas, jurgos mintys tik laukimas, kol žirgai skinasi į kelią, girdvainiui kelias vien miglelė, migleliai siluetai su ragais, likimas meilė šansą ar suteiks.我是谁？
tave turiu, tarp žmonelių pinigų, bet tik tave myliu, Uršule, ateik, be tavęs man nieko nereik. Pinčiuko ir Uršulės likimai susipynė, lyg žalčiukai jie sukosi meilės supyniai, taip pat ir girdvainis Jurgos plaukuose, pasiklydęs tai matyti jo akise. Jiedvi viskas medum ir gėlėm kvepia, rodos jų meilės upėmis teka. Po amžinybės supyniai užtruko, lyg vaikai joje užsisuko.
didžiausia turėtų būti mūsų auklėtojai, nes kad ir kiek mes prisidirbtumėm ir kad ir kokių nesąmonių padarytumėm, ji visada bus mūsų pusėj, net jeigu ir tai prieštarauja mokyklos įstatymams. Ji visada mus palaiko, visada yra už mus, yra mūsų didžiulė siena, užnugaris, kuris mus visą laiką saugo, apgina nuo visko ir visada būna šalia. Tai ačiū auklėtojai. Mokytojai Daivai, muzikos mokytojai, be kurios turbūt, gal pavaidintumėm, bet nesudainuotumėm, nepamuzikuotumėm. Jinai buvo tas pagrindinis variklis, kuris visą laiką sakė, darom, čia pasidainuojam, čia einam, čia reikia. Ir visą laiką buvo tas, kuris užveda mus darbui, tai be jos nieko nebūtų čia įvykę, tai todėl irgi labai jūs myliu ir ačiū. Labai dėkoju teatro mokytojai Laimutei, su kurios pagalba. Aš nežinau, mes kažkaip nusprendėm, kad Laimutė mokytoja labai mums įnešė šeimyniškos nuotaikos. Visi klijavosi tuo metu, kai ji mums padėjo teatruotis. Tai labai ačiū jums. Ir kad jūs aukojat savo kai kurios vakarus, kai kurios savaitgalius, tam, kad mums padėtume taip nuoširdžiai. Labai ačiū. Nes šitoj scenoj yra taip gražu tik jos dėka. Mokytoja Indra buvo moteriškumas čia. Pereinant prie vyro, ne? Labai noriu padėkoti mokytojai Kastyčiai. Ar čia yra Kastyčiai? Mokytojai Kastyčiai. Nėra, bet mes... Yra dideli, bet pagrindiniai du tai buvo Lopšys ir antras tai mūsų ta vadinamoji klasės klička nauja. Mes esam vikingių klasė, nes moteris tai yra stipriausias. Ir mes sėdėjom ir darėm su Kastyčiu, mokytojui, darbus stališkus. Noriu padėkoti mokytojui Mockui už technišką apdirbimą muzikantų ir irgi palaikymą visame šitame. Mokytojai Romai, už įrašus. Ir viena didelė padėka yra Nagliui, kuris nepriklauso mūsų klasei. Bet irgi aukoja visus savo savaitgalius,
Todėl mes labai prašome mūsų mokyklos vyriausybės atsižvelgti į šį pasiaukojimą jaunuolio ir užskaityti jau jam baigtą muzikos egzaminą. Va, o šiaip tai, nežinau, aš dar ką nors pasakyti, aš tai noriu pridurti vieną dalyką, kad čia to viskas taip trumpai praėjo, viskas labai greitai, bet iš tikrųjų, kai mes ėjom kryžiaus kelius, kad šitas veiksmas įvyktų. Yra įdėta labai daug darbo ir viskas yra mūsų rankomis su mokytojų pagalba didžiulė, be kurios tikrai nebūtumėm išsivertę. Todėl tiesiog labai didelis ačiū ir mums tai labai liūdna, kad šitas vaikas, ja? Tai aš irgi noriu tarti žodį kaip Jurga, kaip Arūnė. Aš labai iš pradžių noriu padėkoti mūsų Marijai, atidarkit Mariją. Aš jai noriu padėkoti už tai, kad ji visada mane palaikė, kad mes palaikė vieną kitą, kad mes palaikė visą klasę ir kad klasė palaikė mus. Nors aišku buvo ir šiek tiek pykčių, bet aš labai jūs visus myliu ir labai džiaugiuosi, kad esate mano klasiokai ir taip pat labai dėkoju mokytojams. Ir savo mokykloje aš labai didžiuojuosi, kad aš mokau čia ir kad yra galimybė man pasirodyti ir mano klasiokams. Ačiū Jums labai. Vai, minha